Jaučiamės gerai, pilnos emocijų, nes pagaliau mūsų gydymas baigėsi. Aišku, dar laukia tas ilgas kelias, supratimas, bet mes laimingos. Vis dar nesitikė, kad mes sveikstam, vis pasveikia, kažkaip noris tikėti, kad viskas gerai, kad viskas, bet dar galvoje atrodo nesusideda viskas. Taip greitai, bet kartu ne taip greitai. Visiems noris palinkėti stiprybės, palaikymo ir supratimo vienas kito. Kad nedingtų ryšys, kad labai padėjo skyriuje pačios mamos. Niekad nesusakius, kad ir sesutės. Aš kai čia atėjau, galbūt 3 paras neišėjau iš palatos, nes buvo sunku. Ir kažkurį iš valytojų atėjo ir sako, neužsidaryk, išeik, ten yra mamos. Ir tie pirmi žingsniai, bendravimas, išėjimas, tai mūsų bendras ryšys labai padeda kovoti su ta liga. Todėl ir smagu čia sugrįžti, todėl kad mes vieną kitą pažįstam ir išėję pasaulis pasikeičia, iš tikrųjų pasikeičia. Viskas ne taip atrodo sudėtinga, kaip buvo kažkada sudėtinga. Tiesiog vertint laiką pradedi, buvimą kartu, bendravimą. Todėl taip noriu sakyti, kad būkime stiprios, mes ir esam stiprios ir mes visi. Tas varpelio skambėjimas, mes atėję labai jo laukiam, bet kai reikėjo skambinti, vis atidėliojau realiai, vis netikėjau, kad gal dar truputėlį, štai atėjo ta diena ir kai jis suskambėjo, tai tikrai, sakau, išgąsdinom visus baubus ir jį reikia skambinti kuo garsiau, kuo stipriau. Labai smagu, kad atėjo visi palaikyti mūsų, sveikinti, gerą nuotaiką. Ir visiems linkiu tą varpelį paskambinti ir skambinti kuo garsiau, kad girdėtų ne tik mūsų skyrius, bet ir visa klinika, visas Kaunas skambėtų.